Sveiki visi, jūs esate kanale Crypto Arctica. Paskutiniu metu buvo tikrai labai daug naujienų aplink kriptovaliutas ir ne tik. Būtent šiandien mes apie tai ir kalbėsime. Nepamirštume paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintis komentarę. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutos biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arctica. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arctica ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrinam, kad būtų parašytas referral code žodis Arctica. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arctica. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Nieko nelaukdami iškart keliavame į TradingView. Čia matome Bitcoino grafiką. Apie Bitcoiną mes daug nešnekėsime. Čia kaip ir jau viską aš jums esu papasakojęs. Ką dar noriu paminėti, kad mes štai čia turėjome naują all-time high ir apie tai kažkaip niekas nerašė, nes buvo koncentracija ir visi buvo susifokusavę kitur. Aišku, labai keista, nes kaip mes buvom prieš tai pasiekę naują all-time high, tai čia galim buvo pamatyti tiesiog visur. Neseniai matėme, kad Trumpo buvo inauguracija, dabar yra Trumpas jau prezidentas Amerikos, su to aš visus jūs ir sveikinu, nes čia yra labai didelis pozityvas kriptovaliutos rinkai ir tikriausiai, ką žiūrėjote inauguraciją, pastebėjote, kad Trumpas per inauguraciją nepaminėjo apie kriptovaliutos. Visi tikėjosi, kad Trumpas per inauguraciją pasakys kažką apie kriptovaliutos ir mes iškart matysime didelį augimą. Aš minėjau, kad tikriausiai taip nebus ir reikia būti atsargesniems, nes galimai mes sulauksime arba labai didelio volatility, arba mes kažkiek galėsime nukristi. Per tą dieną, kai buvo inauguracija, mes matėme kritimą ir ką noriu pasakyti šitoje vietoje, kad čia reikia turėti kantrybės ir tokie dalykai greitai nevyksta. Labai gerai pasakė Binance SEO ir jis pasakė štai tokius žodžius. Aš buvau pasidalinęs mūsų uždaro bendruomeniai ir aš pilnai sutinku su šitais žodžiais. Esu sakęs, kad mūsų norai yra žymiai greitesni nei pati rinka, tad kas turi kantrybės tikrai bus apdovanotos rinkos. Tiesiog vadovaukite savo strategiją, laikykite savo plano ir nepasiduokite rinkai bei emocijoms. Toliau noriu pašnekėti apie du memecoinus, tikriausiai jūs jau žinote apie ką, tai yra Trumpo memecoinas ir jo žmonos Melania. Štai čia matome Trumpo memecoiną ir matome, kad tikrai jis buvo pakilęs pakankamai daug. Aš šitą dalyką pramiegojau, nes čia buvo labai ankstyvas rytas ir aš tiesiog nemačiau, kada jį paleido. Aš jau pamačiau, kai buvo ten virš $20, aš jau gal čia jau nuskridęs į kosmosą jau neimsiu. Buvau paėmęs kažkiek spekuliavimo tikslams, market capas all-time high buvo šiek tiek daugiau nei 15 milijardų. Čia yra tikrai labai daug ir esu girdėjęs, nežinau tiesa ne, kad 90% viso suplavos turi Trumpas ir jo artima aplinka ir matome, štai čia buvo visai neblogas dipas. Ar verta šitą monetą stebėti toliau? Manau, tikrai verta. Gali bet kada atsirasti geras augimas, tad galime ją stebėti, bet kol kas matome, kad volatility pas ją yra mažas ir stovi beveik vietoje. Dabar noriu parodyti jo žmonos memecoiną. Matome, kai tik išėjo memecoinas davė pakankamai gerą augimą ir kapitalizacija buvo apie 2 milijardus. Ką noriu pasakyti, kad čia buvo šiek tiek mažiau X-ų, bet galima buvo uždirbti visiems, nes šita moneta išėjo vakare, visi galėjo pastebėti, visi galėjo uždirbti ir jinai davė apie 5 X-us, kai aš mačiau, aš čia mačiau, kai jinai kainavo apie $2,5. Kažkur šitoje vietoje aš bandžiau nupirkti, bet man nesigavo, nes Solanos tinklas buvo apkrautas ir tiesiog negalėjau atsidaryti pozicijos. Šitoje vietoje ką noriu paminėti, kad Solana nepraėjo savo crash test ir tikrai dar turi kur tobulėti toliau. Apie Milanę daug ką nepasakysiu, tiesiog matome, kad buvo pampas, dampas ir koinas kaip ir miręs. Ar verta stebėti? Manau neverta, bet galite įsidėti. Aš jau šitą pamirštu, tiesiog
tiesiog buvo geras pampas, kas spėjo užėti, tas spėjo, bet dabar kažką gaudyti tai tikrai neapsimoka. Apie šitus du meme coinus, ypač apie Trumpą, tikrai kalbėjo visi, daug gavau klausimų, girdėjau, kai kalba kavinėse, kad praleido šitą galimybę užsidirbti. Tikrai čia buvo masinė adaptacija ir jinai tikrai buvo labai sėkminga, nes matėme, kokią kapitalizaciją surinko. Dar noriu grįžti prie Bitcoino ir trumpai pasakyti, ko mes galime tikėtis. Tai mes dabar esame fazėje laukimo, mes laukiame kažkokių naujienų, kad galėtume pramušti arba šitą zoną, arba jau keliauti į korekciją. Čia tiesiog reikėtų stebėti ir žiūrėti, kokios bus naujienos ir kur bus pramušimas. Aišku, pramušimą norėtųsi pamatyti štai šitos zonos ir ką dar noriu paminėti, kad kuo ilgiau Bitcoinas yra virš $100,000, to yra geriau, nes yra ilgesnis įsitvirtinimas ir yra didesnė tikimybė, kad mes eisime toliau. Dar kas nežiūrėjo praeitą video, noriu jums parodyti štai tokį grafiką. Reikėtų, kad Bitcoinas savaitės grafike užsidarytų virš 108,000, 108,5, kad nesigautų čia feikautas ir mes nepakartotume štai šito modulio. Dar trumpai noriu jums paminėti apie GT tokeną. Kas nežino, kas yra GT tokenas, čia yra Gate.io biržos tokenas, čia kaip Binance BNB moneta ir matome, kad jis nelabai reaguoja į rinką, tai yra jis visą laiką rodo gerą augimą. Aš apie jį esu kalbėjęs seniau ir jį galima steikinti, čia yra labai didelis pliusas, apie kurį aš noriu jums papasakoti, kad Gate.io birža labai daug būna įvairių eventų, reikia visą laiką sekti. Dabar yra irgi keletą eventų, apie kuriuos aš dabar jums ir papasakosiu. Štai čia matote pirmą eventą ir jeigu jūs turite GT monetų, GT tokenus, jūs galite steikinti ir gauti štai šitą soso monetą ir vėliau jūs ją galėsite parduoti. Taip pat galima steikinti ir USDT ir gauti irgi šitą monetą. Čia matome detalesnį aprašymą būtent šio evento, kam yra aktualu ir įdomu, galite pasiskaityti, kaip tai veikia ir ką jūs gaunate. O štai čia matote, kad jūs galite steikinti savo GT tokenus, yra 7 dienos mining periodas ir jūs galite gauti štai tokį procentą, čia yra procentas metinis, man atrodo, tai reikėtų įsiskaičiuoti, bet vis tiek bus malonu, nes jūs galėsite tas monetas vėliau parduoti ir čia yra tiesiog kaip bonusas už tai, kad jūs holdinat GT tokeną. Lygiai taip pat, jeigu turite Gate.io biržoje USDT, kurie tiesiog guli, jūs irgi galite juos užteikinti 7 dienom ir gauti štai šitų soso monetų ir vėliau galėsite juos jau parduoti. Kam bus aktualu ir įdomu, tai visas nuorodas rasite šio video aprašyme. Toliau keliavame prie Ethereum grafiko ir čia ryškiai matome, tai šitam grafike esu nubraižęs štai tokį modulį, kad Ethereum jau turėtų kilti, nes Ethereum tikrai yra miegančios fazė ir jam jau laikas kaip ir atsibūsti. Ką aš manau toliau, kas gali būti, tai mes turime 3 įrankius, yra Bitcoino tinklas, yra Solana ir yra Ethereum. Visais šiais 3 dalykais gali užvaldyti Ameriką. Jeigu kalbant apie Bitcoiną, tai Bitcoinų tinklo Amerika gali užvaldyti paskelbus vieną naujieną, kad tai yra naudojama rezerviniam fondui. Solana šiaip jau yra užvaldyta meme coinais, matėme, kad ir Trumpo, ir Melania, viskas čia yra paleista ant Solanos. O kalbant apie Ethereum, tai Ethereum yra naudojamas labiau DeFi projektams, čia yra labiau kas susiję kaip su bankais ir jeigu kriptovaliuta bus naudojama realybė, Ethereum čia labai gerai įsipaišo. Solana šiaip naudoja daugiau visi žmonės, čia tokia yra masinė adaptacija, o Ethereum naudoja tie, kas turi daug pinigų arba jau seniai yra kriptovaliutų rinkoje ir turi daug pinigų, tai čia yra toks kaip ir elitinis lygis. Kai tik prasidėjo inauguracija, tikriausiai pastebėjot, kas nepastebėjot, tai pasakau, kad iškart mes matėme straipsnį, kad buvo pakeistas SEC. Tai reiškia, kad dabar mes lauksime naujienų, kad bus mažiau kažkokių draudimų kriptovaliutoj, galimai bus nuimtas draudimas nuo ICO, tai turėtų būti tikrai daug labai pozityvių naujienų ir mes tiesiog stebime toliau ir žiūrėsime, kokios naujienos išeis. Dabar noriu pakalbėti apie Trumpo projektą. Nežinau, kažkas girdėjot ar ne, bet aš jums jį toj parodysiu. Štai čia matote Trumpo projektą. Šitas projektas yra kažkur nuo spalio mėnesio ir čia galime pirkti monetas ir matome, kad labai greitai surinko projektas pinigus ir čia kame yra esmė, kad šitas projektas bent jau metus neturės savo tokenų, tai yra nebus listinamas ir negalima bus jį kažkaip perdavinti, tai yra nebus transferable. Aš esu investavęs
šiek tiek anksčiau ir ką noriu paminėti, kad sakė, kad negalima keisti jokių sąlygų, bet ką pastebėjau, kad aš pirkau, kai kaina buvo 0.015, o dabar matome, kad kaina yra 0.05. Šita kaina, man atrodo, pasikeitė tada, kai išėjo Trumpo meme coinas, tai prieš porą dienų dar tikrinu, tikrai buvo kaina 3 kartus mažesnė ir čia pasako, kad tikrai sąlygas galima keisti ir šitoje vietoje sąlygos gali būti pakeistos dėl visų listingų, monetų išleidimo ir panašiai. Apie šitą projektą galite pasidomėti, kam yra aktualu. Ir ką dar noriu paminėti apie šitą tokeną, tai noriu parodyti, ką būtent šitas projektas perka savo, taip sakant, į spot prekybą. Štai čia matome, kad 20 sausio buvo nupirktos štai tokios monetos, tai buvo TRX AVE linkas, tada matome, kad čia irgi kas buvo nupirkta ir čia galima atkreipti dėmesį, kad yra visos monetos, kurios yra susijusios su Ethereum. Tai yra padarytas ant Ethereum. Ir tai reiškia, kad Ethereum tikrai turi greitų metų atnaujinti savo all-time high. Matome, štai čia yra labai stipri pasipriešinimo zona, mes ją, kai kirsime, iškart bus tiesus kelias link 4000 ir tada mes jau galėsime siekti naują all-time high. Apie Ethereum daug nekalbėsiu, esu tikrai labai daug apie jį kalbėjęs, kad tikrai labai tikiu, kad jis parodys gerą augimą ir matysime naują jo all-time high. Dar noriu jums parodyti štai tokį žemėlapį. Čia jau tikriausiai iš pavadinimo jau supranta, apie ką eina kalba ir ką noriu parodyti tam žemėlapyje, kad štai šitas jo projektas perka štai šitą monetą, šitą ir šitą. Šitas visos monetos yra padarytos ant Ethereum ir aš sakiau, kad tai reiškia, išvados čia jau galite pasidaryti patys. Kas skaudžiausia, bent jau asmeniškai man ant šito žemėlapio, tai yra moneta Usual. Matome šitą monetą ir aš ją turėjau šiek tiek savo spot portfelį ir matome, kad tikrai davė visai neblogą tampą, bet aš ją laikau, nes manau, čia gali būti panašiai situacija, kaip ir mes turėjom štai su šita moneta, tai moneta N. Matėme labai gerą dampą, apie 90%, 85% ir dabar mes vėl grįžome atgal ir visai gavosi geras pelnas, kas pasiėmė štai čia, kažkas gal čia, vidutinė kaina buvo vis tiek mažesnė ir matome visai davė gerą augimą. Tai manau, galimai ir Usual atsigaus, bet skirtumas toks, kad Usual turėjo labai daug visokio fado ir dėl to mes taip nukrytam, bet pažiūrėsim, kaip bus toliau, pabandysiu galimai jį kažkiek atpirkti ir tikėtis augimo. Pabaigai noriu pasakyti, kad Trumpas nėra kripto spekuliantas, jis galbūt yra gyvenime, bet jis tikrai turi daug rūpesčių ir apart kripto, tiesiog dabar mums reikėtų laukti kažkokių naujienų ir per inauguraciją jis buvo paminėjęs apie Panamą, tai gali šiek tiek blogai atsispindėti kriptovaliutos rinkoje ir ne tik. Kol kas mes esame laukimo fazė, laukiame kažkokių naujų naujienų ir tada jau galėsime daryti kažkokias išvadas. Tikiuosi video jums buvo naudingas, nepamirškime paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintis komentarę. Taip pat prisijungti prie mūsų nemokamos Telegram grupės, ten mes dalinamės įvairią informaciją apie kriptovaliutas ir taip pat kviečiame prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės.